Olimpinis krepšinis. Krepšinis iš širdies. Sveiki krepšinio mėgėjai. Tokiu metu kaip įprasta su jumis sveikinasi Olimpinis krepšinis ir aš Balys Šmigelskas. Per pastarąją savaitę krepšinio pasaulyje įvyko itin daug. Visų pirma, nuoširdžiai norisi pasveikinti visus krepšinio šalies gyventojus su iškovotu olimpiniu kelialapiu, kuris pareikalavo itin daug dvasinių ir fizinių jėgų. Mūsų rungtinio kovas Karakase pradėjo pergalę prieš šeimininkus Venesuelos krepšininkus 182. Šios rungtynės, kaip ir visas kvalifikacinis turnyras, buvo laukiamas su nerimu, ne tik dėl skirtingų laiko juostų, tačiau ir dėl įvairių techninių ir kultūrinio mentaliteto skirtumų. Dar gruodį, kai paaiškėjo, jog olimpinis atrankos turnyras vyks Venesueloje, daugelis Europos krepšinio rinktinių atstovų reiškė nepasitenkinimą. Pasibaigus šiam turnyrui tenka reziumuoti, kad šis nerimas turėjo pagrindo. Pirmą Lietuvos rinktinės treniruotę, kuri buvo skirta pasiruošti rungtynėms su Venesuelos komanda, netikėtai nutraukė tankų griausmas. Organizatoriai tą kartą pasiteisino tuo, jog vyksta itin svarbus pasiruošimo darbai, viena iš svarbiausių to šalies švenčių. Vėliau sugedo DVD grotuvai, organizatoriai užmiršo geriamąjį vandenį, o galų gale važiuojant į itin svarbias rungtynes su Puerto Riku, neva tai sugedo autobusas. Aistros liejosi laisvai. Lietuvos krepšininkai po laimėtų ar po pralaimėtų rungtynių nevengė kritikos žodžių, tačiau nuolat kartojo, kad svarbiausia atsiriboti ir siekti savojo tikslo. Antrose rungtynėse pralaimėta Nigerijai, tačiau nepaisant to Lietuva, turėdama geriausią santykį taškų atžvilgių, savo grupėje užėmė pirmąją vietą. Kaip žinia, ketvirtfinalyje mums teko itin pavojingas varžovas Puerto Riko rinktinė. Būtent jį 2004 metais Atėnuose pirmoji paguldė iš NBA žaidžiančių žaidėjų sudarytą JAF rinktinę. Krepšininkai, treneriai ir visi tie, kurie kėlėsi 3 valandą nakties, išgyveno tikrą trilerį, tačiau su laiminga pabaiga. O olimpinį kelialapį Lietuva užsitikrino laimėdami prieš Dominikos Respubliką 109-83 ir kartu su Rusija žengė į Londoną. Paskutinį kelialapį pelnė Nigerija, kuris sensacingai iš turnyro išmetė graikus. Makedonijos pasaka taip pat baigta, o lietuviai grįžę namo šiek tiek pailsėjau gali darytis į A grupę, kurioje kovos prasidės Liepos 29 dieną, šiek tiek po vidurnakčio. Pirmasis Lietuvos varžovas bus Argentina. Vėliau turėsime puikią progą atkeršinti Nigerijai, taip pat žaisime su prancūzais, JAF rinktinė ir Afrikos čempionu Tunisu. Olimpinio krepšinio B grupėje rungtyniaus Ispanija, Australija, Brazilija, Rusija, Kinija ir Didžioji Britanija. Į kitą etapą pateks po 4 stipriausios grupės komandas. Kęstutis Kemzūra apie grupės varžovus atsiliepė pagarbiai, išliko ištikimas savo, jog reikia žiūrėti ne į popierius ir pavardės, o žengti į aikštę ir įrodyti, ko jie yra verti. Iki olimpinio krepšinio turnyro pradžios lieka 2,5 savaitės. Būtent tiek laiko lieka Lietuvos rinktinėje atsigauti, dar kartą pristaikyti prie klimato juostos ir dar labiau pagerinti žaidimą. Džiugina tai, jog Karakase gerą formą arba jos apraiškas pademonstravo vis daugiau žaidėjų. Tas pats Linas Kleiza, Rimantas Kaukėnas ar naudingiausių žaidėjų tapęs Jonas Mačiulis. Olimpinis krepšinis. Krepšinis iš širdies. Krepšinio klubo svečias. Pastaroji savaitė rinktiniai ir jos sirgaliams buvo itin emocionali. Šįkart iš arčiau siūlome susipažinti su Šarūno Jasikevičiaus mintimis. Šis žaidėjas visada savo mintis ir poziciją dėstė atvirai. Ir tai turbūt tiksliausiai apibūdins, kas vyko Venesueloje. Kad pralaimi, tai nieko tokio, nes vis tiek esi pirmas grupėje, bet kadangi tokia savijauta, nekokia gaunasi, kad mes taip atrodom patys, kad taip mes ir gimdom tos taškus ir gynyboje, kaip sakant, tą kamuolį gimdom irgi, labai sunkiai viskas sekasi. Rezervų daug, reikia, kad jie išlystų iš visų pusių. Pykti ant komandos draugų negali, nes ir pats ne viską gerai darai. Santiago buvo, taip sakant, išbėgęs. Aš tik tai norėjau žaisti agresyviai, jau žinote, kažką sukurti, o taip gavosi, kad pasidarė tas kolidorius, bet metimas toks gerai, kad įkrito. Tie žodžiai parodėm charakterį, aš juos girdžiu vos ne kas antrą dieną, tai jie nublanksta. Šiandien galbūt tai galima sakyti. Aš girdžiu parodėm charakterį. Kas antrą dieną negali charakterį rodyti, ne? Šiandien galbūt taip. Olimpiada yra, kaip sakant, mumo, ne Venezuelos Bayern. Nežaidžiu su televizorių rankose. Tai Linas irgi yra žmogus, čia aišku, jisai prie mūsų yra visiems kažkaip jau nusibodė biški. Aš tik noriu pasakyti, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Anksčiau, kai pradėjau žaisti rinktinėje, tai buvo į Olimpiadą patekti gana lengva. Ten ėjo, nežinau, kai ten tų komandų ėjo 6-7. Dabar duoda Europai 2 vietas, reikia važiuoti į kitą pasaulio galą, kad dar įsikovoti čia kažkokios tokios komandos kaip Turkija, Vokietija, Serbija jau pernai jos liko. Visi sako, kad čia, jeigu Lietuva nebūtų patekusi, būtų buvusi tragedija, ne. Ne tragedija, paprasčiausiai yra kiti laikai, yra sunku tikrai patekti tą Olimpiadą. Lietuviai aš suprantu, kad tai yra sunku įrodyti. Labai sunku, vakar vieną ataką galėjo nulemti viską. Dabar viskas keičiasi, FIBA taisyklės keičiasi. Žmonėm pasakysi, kad pralošė nuo Nigerijos, nuo Dominikos, sakykime, Dominika trenerių visas tas štabas, žinai, amerikiečiai žaidžia komandoj 2 NBA, sakykime, 3 atsisakė, ne. Gerija irgi tenai kiek iš NBA žaidžia. Paprastam žmogui pasakysiu, ten kažkokiem iš Afrikos pralošė, ne, taigi patys tą žinote. Nežinau,
reikia suprasti krepšinį, kad tikrai suprasti, kaip yra sunku, sakykime, 2012 patekti į olimpiadą. Skaičiau kai kuriuos tenai europiečių pasakymus, kad FIBA yra labai šitie dalykai neparanki Europai. Tai teisybė yra. Tai negali tai būti, kad atvažiuoja mūsų iš Ispanijos finalo, Italijos prisijungia prieš savaitę prie tokio dalyko, ne kovoti prieš olimpiadas. Šis absurdas yra. Bet tai tokie dalykai, man atrodo, labiau užgrūdina vyrus ir taip toliau ir manau, kad tai ateityje tik tai bus nauda. Dabar yra tikrai labai geras jausmas, kai kažkoks tai darbas yra jau padarytas. Na, o pabaigai linksma Lino Kleizos frazė apie Venesuelos trenerį Eriką Maselmaną. Manau, tas treneris biškai nesupranta, kur jis atsidūręs gal, ar kur, kad mes žaidžiam dėl taškų skirtumų, čia nebuvo, kad mes norime pažeminti ir žaisti komandą, čia nėra NBA, reikia taškų skirtumų, neaišku, kaip viskas toliau klostysis, tai emocijos daro savo, gal biškai to nesupranta dar. Tai iš mano, tai jis tikrai suprato, gal tikiuosi ateitis manęs netreniruos, nebus man gerai. Krepšinio klubo svečias. Istorijos puslapiai. Šįkart prisiminkime Sidnėjaus bronzą. Po sėkmingos Atlantos olimpiados sekė ne itin geri pasirodymai. Pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė užėmė 7-ąją, o Prancūzijoje Europos pirmenybėse 5-ąją vietą. 99 metais paskutinį savo mačą už Lietuvos rinktinę sužaidė Arvydas Sabonis. Olimpinis kelialapis buvo pasiektas, tačiau būtent tada įvyko visiška kartų kaita. Ir į olimpinės žaidynės buvo mesti jauni, bet alkani ir perspektyvų žaidėjai. Kai parodė laikas, tai pasiteisino su kaupu. Ekskliuzyvinis pasiekimas – 3 olimpiados, 3 bronzos medalių komplektai. Bene pirmą kartą rinktinė tais metais buvo išlydėta be didelių iliuzijų ir vilčių. Būtent šioms olimpinėms žaidynėms buvo sukurtas sporto himnas 3 milijonai. Naujas tūkstantmetis, nauja komanda, naujos pergalės. Pirmosios rungtynės tradiciškai išsiskiria savo įtampą ir nervingumu, nes jų reikia laukti ilgiausiai. Po atkaklios kovos pralaimėta Italijai 48-50. Vėliau sekė pergalė prieš būsimą antrosios vietos laimėtoją Prancūziją, o tada atėjo eilė žaisti su JAV rinktine. Lietuviai visas rungtynes išlaikė apylygį rezultatą. Tiesa, pralaimėjimą teko pripažinti 85-76. Tai buvo pats mažiausias pralaimėjimas skirtumas nuo legendinių 92 metų. Jau tada Lietuva pasiuntė žinią pasauliui, kad JAV rinktinė įveikiama, o takoskyra tarp Europos ir JAV krepšinio mokyklų žymiai sumažėjusi. Pirmojo etapo kovos buvo baigtos 2 pergalėmis – prieš Kiniją ir Naująją Zelandiją. Likimo ironija ar ne, tačiau ypač svarbiame ketvirtfinalio etape, kai iškristi skaudžiausia, mums vėl teko sena ir gera pažįstama – Jugoslavijos rinktinė. Senoji karta buvo įgijusi tam tikrą kompleksą, rungtyniaujant su šios šalies krepšininkais. Tačiau jo visai neturėjo ši rinktinė, kuri užtikrintai nugalėjo Balkanų šalies atstovus. Tai buvo daugiau nei patekimas tarp 4 geriausių pasaulio komandų. Ši komanda padarė tai, ko nepavyko padaryti net Arvydo Sabonio laikų komandai. Šią pergalę ypač džiaugiasi ir Lietuvos žmonės. Viską tiksliai apibūdino tuometinio trenerio Jono Kazlausko frazė. Laimėti prieš Jugoslavijos komandą ir jos trenerį yra kiekvienos komandos ir trenerio svajonė. Esame dar labiau laimingi, nes laimėjome prieš juos ketvirtfinalyje. Ketvirtfinalio rungtynes laimėjusios komandas nuo pralaimėjusių atskiria praraja. Mes žaidėme labai drausmingai, turbūt drausmingiausiai per šį turnyrą. Pusfinalyje mūsų rungtynės laukia kova su ta pačia JAV rinktine. Nevyniojant žodžių į vatą galima tik pasakyti, kad Lietuva buvo per plauką nuo pačios didžiausios to meto sensacijos. Daugelis dar ir dabar prisimena Šarūno Jasikevičiaus paskutinį tolimą metimą, kuris jau tada galėjo nuplėšti garbę ir aureolę JAV žvaigždėms. Kągi, tada taip dar neįvyko. Pralaimėta 83-85. Tuomet buvo daug klaustukų, ar komanda nepalūš, ar sugebės nusiteikti bronziniam finalui su Australija. Nieko panašaus neatsitiko ir mes vėl lipome ant nugalėtojų pakylos. Australija nugalėta 89-71. Komanda krepšį atakavo net 67% taiklumu ir gynėsi nepriekaištingai. Tai buvo pirmoji tos kartos pergalė. Jis suteikė vilties, jog šį kartą pasieks dar daug istorinių ir džiugių pergalių. Iš tuometinės rinktinės šiemet į Londono olimpiadą važiuoja 2 žaidėjai – Šarūnas Jasikevičius ir Darius Songaila. Kas žino, galbūt šie metai rinktinėje jiems ir paskutiniai. O karjerą užbaigti skambiu akordų rinktinėje yra kiekvieno krepšininko svajonė. Istorijos puslapiai.